O. Nu, Avižienės visus dokumentus sutvarkė viską. Slaptai O. nuo sesers, Nu. Nuo mamos. nuo mamos, Nuo šeimos. nuo šeimos ir išvežė. Dovaną padarė kalėdų. Mhm. Mhm. Nu, Gerai, tu čia jau sakai. nu. Dovaną gerą padarė. Matai, kai džiaugės seserės vaikai suveina su pusseserė, o mūsgi tavo brolis mano vaikas. Taip. Kai? Ir ką? Nu, ir šitai padarė Avižienis. Ir dar svarbiausia, kad jis yra klasiokas mano ir taip elgtis. Tai. Nu, jis ir net- sutvarkyti visus dokumentus be jokio Eugenijaus paso. Taigi viską turėjo daryti sesuo arba mama, kad sakytum, Eugenijus neturi nei sesers, nei mamos neturi. Tu Tai čia taip, pravdus apylinkė sakai. gali tvarkyti, seniūnija gali tvarkyti dokumentus. Betgi Eugenijus turi ir seserį, ir mamą. Ir Avižienis, matai, tvarko dokumentus. Tyčia darė. Galko. Ir viskas slaptai daro. Mhm. Tai žmoniškumo neturi nei kiek. Vaikeli, nei jam Dievas nepadės. Kūmės nesgrauš, nei naruto, nei aš. Jis turėjo galių ir padarė, kam Dievui. Žiaurumo tai nėra. Neturi. Mm. Žmogus Nu, žinomas gerą daro. Nu, vaikeli. o jis daro blogo. Ir saviem žmonėm. Saviem. Nejaugi jis neturi tėvų, nejaugi jis neturi giminių. Nu, pagalvok. Taip. Kad ir nuo mamos, Nu, ar nuo tavy, bet kad nuo mamos. nuo mamos liepti viską Taip. ir išvežti. Ir jie nesupranta. Taip. Taigi ir jis turi pačių, ir jis turi gali vaikų. Dieve. Bet žmoniškumo neturi. Neturi žmoniškumo. Jeigu jau Dievulis ir jam tiek duoda, kaip jis darė man. Bet kaip jis gali tvarkyti dokumentus? Kaip jis gali tvarkyti dokumentus, kai yra sesuo ir mama? Taip. O paskui rašo policijai, kad atiduotum mes Eugenijaus pasą. Rašo ant sesers skundą į policiją. Taip. Nu tai ar jam negėda? Nu tai o kam tas reikalingas pasas Eugenijaus? Taigi iš vis seniūnas negali paimti į rankas to paso. Ogi reikalinga, kad galėtų sutvarkyti dokumentus. Aha. Nu, nes dabar nesutvarkyti dokumentai, negaliojantys dokumentai. Ir išvežta Eugenijus slapta nuo mamos ir sesers. Jau dar su paėmis pasų, tai sutvarkės. Tai jau Nepaėmė jis paso. Kas jam, ar davėjai pasą, kad sakai paėmė? Ne.